Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Karalius Strazdabarzdis. Vienas karalius turėjo labai gražią dukterį, kuri buvo taip išpuikusi, kad jai netiko nė vienas jaunikis. Visus jie atstumdavo ir dar išsityčiodavo iš jų. Kartą karalius sukvietė į pokylį visus jaunikaičius, kurie manė vesti, ir sustatė juos į eilę pagal vardą ir kilmę. Karalaitė apžiūrėjo visus iš eilės, bet kiekviename rado kokį nors trūkumą. Vienas buvo per drūtas, kitas per laibas, trečias per žemas, ketvirtas per daug išblyškęs, penktas pernelyg išraudęs, o šeštas kuprotas. Bet labiausiai ji išjuokė vieną gero būdo karalaitę, turėjusi kreivoką smakrą. Aure, sušuko ji garsiai juokdamasi, šios smakras kaip strazdo snapas. Ir nuo to laiko jį visi ėmė vadinti Strazdabarzdžiu. Senasis karalius labai supyko, kad duktė tokia nemandagi, ir prisiekė, jog ištekins ją už pirmutinio Elgetos, kuris ateis prie jo durų. Po keleto dienų po karaliaus langai sustojo padainuoti kažkoks elgetaujantis gatvės muzikantas. Išgirdęs jį dainuojant, karalius tarė tarnams: "Atveskite jį vidun." Muzikantas buvo purvinas ir apiplyšęs, padainavo karaliui ir jo dukteriai kelias daineles ir paprašė atlyginimo. Karalius atsakė: "Tavo dainavimas man taip patiko, kad atiduodu tau savo dukterį į žmonas." Karalaitė baisiausiai išsigando, bet tėvas buvo neperkalbamas. "Esu prisiekęs išleisti tave už pirmojo pasitaikiusio Elgetos ir savo žodžio nelaužysiu." Nepadėjo jokie maldavimai. Tuoj pat buvo pakviestas kunigas ir duktė turėjo tekėti už gatvės muzikanto. Tada karalius griežtai pasakė: "Dabar tau, kaip Elgetos pačiai, nedera gyventi mano rūmuose, keliauk su savo vyru kur nori." Elgeta išvedė ją už rankos iš rūmų ir teko jai keliauti su juo pėsčiomis. Kai jiedu priėjo didelį mišką, karaliaus duktė paklausė: "Kieno šis puikus miškas?" "Karaliaus Strazdabarzdžio, būtum už jo ištekėjusi, dabar jis priklausytų tau." "Paika mergelė buvau, kad tokį vyrą pravariau." Toliau jie priėjo gražią pievą ir karaliaus duktė vėl paklausė: "Kieno šį žaliuojantį pievą?" "Karaliaus Strazdabarzdžio, būtum už jo ištekėjusi, dabar jį priklausytų tau." "Paika mergelė buvau, kad tokį vyrą pravariau." Tada jie priėjo didelį miestą ir jį vėl paklausė: "Kieno šis gražus miestas?" "Karaliaus Strazdabarzdžio, paika mergelė aš buvau, kad tokį vyrą pravariau." "Man visai nepatinka," tarė muzikantas, "kad tu vis kalbėjai apie kitą vyrą. Ar aš tau nepatinku, ką?" Galop jie priėjo mažytį namelį ir karalaitė vėl sušuko: "O Dieve, koksai varganas namelis, kieno jis galėtų būti?" Muzikantas atsakė: "Čia mano namai, o nuo šiol bus ir tavo." Durys buvo tokios žemos, kad įeidama ji turėjo pasilenkti. "O kurgi tarnai?" paklausė karaliaus duktė. "Kokie tarnai? Nuo šiol turėsi pati viską daryti," atsakė jai vyras. "Tuoj kurk ugnį, užkaisk puodą ir išvirko nors pavalgyti, nes aš labai pavargęs." Bet karalaitė nemokėjo nei ugnies užkurti, nei valgio išvirti, todėl vyrui pačiam teko visko imtis.
kiek užkandę, jie nuėjo miegoti, bet rytą vyras pažadino pačią labai anksti ir liepė ruoštis namuose. Tai pagyvenę keletą dienų, jie suvalgė viską, ką turėjo. Tada vyras tarė: moteriške, taip nieko nebus. Reikia ko nors imtis, kad turėtume iš ko gyventi. Turėsi pinti kraiteles. Jis nuėjo, pripjovė vitelių ir parnešė namo. Karalaitė ėmėsi pinti, bet kietos vitelės greit subadė jos gležnas rankas. Matau, kad nieko iš to neišeis, pasakė supykęs vyras. Geriau mėgink verpti, gal labiau seksis. Karalaitė atsisėdo verpti. Bet kieti siūlai pjovė jos minkštus pirštelius, iš jų ėmė varvėti kraujas. Kaip matau, tarė vyras, tu netinki jokiam darbui. Bet dar kartą pabandysiu. Duosiu tau molio puodų. Neškis juos į turgų ir ten prekiauk. Ak, galvoja nusiminusi karalaitė, kokia man bus gėda, jei ten ateis žmonių iš mano tėvo valdų ir pamatys mane prekiaujant puodais. Kiek jie turės iš to juoko? Bet jokios aimanos negelbėjo. Teko eiti ir prekiauti tais puodais, jei nenorėjo mirti iš bado. Pirmą kartą prekyba sekėsi gerai. Žmonės mielai pirko, nes prekiautoja buvo graži. Kiti mokėjo pinigus, o puodų net neėmė. Iš uždirbtų pinigų pagyveno jie kiek laiko, paskui vyras vėl pripirko puodų, o pati nusigabeno juos į turgų ir sustačiusi pakraštyje ėmė pardavinėti. Tuo metu atjojo į turgų įkaušęs husaras ir įlėkė raitas tiesiai į puodus, kad tik tūkstančiai šukių aplink pažiro. Išsigandusi karalaitė ėmė verkti, nežinodama ką bedaryti. O kas man dabar bus, dejavo ji iš nevilties, ką pasakys mano vyras? Ji parbėgo namo ir apie savo nelaimę papasakojo vyrui. Kasgi stato molinius puodus visiems po kojomis, tarė tasai. Liaukis raudoti, matau, kad netinki jokiam padoriam darbui. Buvau užsukęs pas mūsų krašto karalių paklausti, ar jiems ten nereikia virtuvėje pagalbininkės. Man pažadėjo tave priimti, ten bent gausi už dyką pavalgyti. Taip karaliaus duktė tapo virtuvės tarnaitė, turėjo padėti virėjui ir dirbti juodžiausius darbus. Jie įsitaisė abiejose kišenėse po puodelį ir juose parsineždavo namo maisto liekanų, kuriomis abu su vyru ir mito. Kartą rūmuose buvo švenčiamos vyresniojo karalaičio vestuvės. Nelaiminga moteriškė norėjo bent akies krašteliu į jas pasižiūrėti, tad atslinko iš virtuvės ir atsistojo prie menės durų. Kai buvo uždegti žibantys sietynai ir visa menė su tvisko puošnumu ir prabanga, suspaudė karalaitę į širdį ir jį ėmė keikti savo puikybę, kuri ją įstūmė į tokį vargą. Tarnai, eidami pro šalį, numesdavo jai vieną kitą gardų kąsnelį nuo iškilmių stalo, o ji dėjosi slapta į puodelius, kad galėtų parsinešti namo. Staiga pasirodė karalaitis, pasidabinęs šilkais ir aksomu, su aukso grandinėlėmis ant kaklo. Pamatęs tarpduryje gražuolę, paėmė ją už rankos, norėdamas ją išvesti šokti. Bet to ji išsigandusi gynėsi, nes pažino karalių Strazdabarzdį, kuris jai piršosi ir iš kurio ji taip išsityčiojo. Tačiau karalius jos nepaleido ir išsivedė į vidurį menės. Tik čia netikėtai nutrūko virvelė, kuria buvo pririšti prie kišenių puodeliai. Tie nukrito ir ant grindų išsiliejo sriuba, o mėsos kąsneliai išlakstė į visas puses. Tai matydami visi pradėjo garsiai juoktis, o jai buvo baisiai gėda. Gražuolė šoko pro duris ir ketino pabėgti, bet ant laiptų ją prisivijo kažkoks vyras, norėdamas sugrąžinti menę.
Pakėlusi akis, ji pažino karalių Strazdabarzdį ir vėl išsigando. Taip jai buvo nemalonu prisiminti, jog jį kadaise įžeidė. Tačiau karalius tarė jai maloniai: prašom neišsigąsti. Aš ir tas muzikantas, kuris gyveno su tavimi varganoje lūšnelėje, esame tas pats žmogus. Iš meilės tau buvau jų apsimetęs, lygiai kaip yra nuo husarų, kuris sudaužė tavo puodus. Visa tai buvo padaryta tam, kad būtum pamokyta už savo puikybę ir nubausta už patyčias, kuriomis mane taip įžeidėjai. Karalaitė susigraudinusi pravirko ir tarė: aš buvau tau labai neteisinga ir nesu verta būti tavo pati. Bet jis atsakė: nurimk, visi vargai jau praeityje, o dabar švęsime mūsų vestuves. Atėjo rūmų tarnaitės ir aprengė ją puošniausiais drabužiais. Paskui atėjo jos tėvas iš kitos karalystės su visų savo dvaru ir visi linkėjo jai laimės ištekant už karaliaus Strazdabarzdžio. Tada prasidėjo prašmatniausia puota, o linksmybėms nebuvo galo. Kadaise pasipūtusi ir išdidi karalaitė tapo meilia karaliaus žmona ir kilniaširdę savo žmonių valdovę. Nuo tol visi gyveno linksmai ir laimingai. Pabaiga.